Sveiki visi, čia Dominikas ir šį kartą darau gidą, kaip pasidaryti reklaminius animuotus banerius. Taigi, jums reikėtų turėti programą Adobe After Effects, nes su ją labai paprasta tai daryti. Taip, pradedant tai nusikram nuo kompoziciją ir čia galim pasirinkti web banerį 468x60 pikselių. Bet yra įvairiausių dydžių, pavyzdžiui, leaderboardai, kurie yra patys brangiausi tarp visų reklamų. Už jas daugiausiai ir moka, nes jie būna viršuje va šitose vietose. Toliau yra visokiausių. Šį kartą darysim leaderboardą 728x90. Taigi, 728x90 leaderboard. 728. Matot? Turime kompoziciją vieną. Taigi, susikuriam naują solid šitą ir aš jį baltą noriu. Paskui galėsim perdaryti. Dabar kokį nors tekstą, pavyzdžiui, įrašom. Taip, teksto spalvą aš pakeisiu. Tekstas bus Don't sleep. Nesimato, nesuprantu kodėl. Palaukit jau. Supratau. Biškį klaidelę padariau. Kokia turėtų būti dydžio. Taip. Aš sumažinsiu teksto dydį iki tiek tai. Don't sleep. Delete parašiau, nieko čia gero. Sleep. Parodysiu šią tokį kaip pavyzdinį darau, taigi jums nelabai turėtų reikšmę turėti, ką rašysiu. Čia juoda, balta. Taip, matom. Naudoju 28 days later font. Visai neblogas. Toks unikalus. Galim beveik visur panaudoti. Taigi, turime užrašą. Galėtų klausyti šitas. Kas yra blogiausia, kad šitame After Effects'ose neklauso šitą vietą niekados. Kai nori ką nors parašyti, Per Photoshopą tai gali šitą perkelti kur nori, video automatiškai daro. Davai. Sumažinsim. Gal pasikeis, nes kai vidurys yra daug lengviau. Ir ne. Tai ką, dirbsim taip. Taip, šitam galiu uždėti gradientą. Taip, tik reikia prisiminti. Taip, large effects. Čia vadinasi ramp. Biškį sunkiau surasti. Generatė, grid, ramp. Nežinau, kodėl čia tai pavadinti, ne taip kaip Photoshop'e, bet ką padarysi? Čia jau kūrėjų problemos. Kokį čia tokį mėlyną gal. Pabandysim tokį kokį nors. Taigi, turime šitą. Galime jau tekstui uždėti kokį efektą. Taip. Be to aš rodysiu, kaip daryti dar aukščiausios kokybės visus šitos dalykus. Kad nebūtų kaip, žinot, kai perdarai į kokį nors kitą formatą, visą suprastėja kokybė. Taip, animacija, taip, žiūrėsim. Ką gero rasim. Čia sound effects. Evolution.
Nieko gero teksto ieškau. Taip, žiūrim, kas. Pavyzdžiui, šitas visai neblogas arba šitą uždėsim. Ir pasižiūrim, kaip mūsų. Jo, translate. Sustabdom. Toliau, ką galim uždėti. Išėjimą, pavyzdžiui, va šitoje vietoje. Aš to pamažinsiu. Matot, čia 30 sekundžių šiaip galima sumažinti visą tašą. Animation. Dabar text. Animate out. Pavyzdžiui, taip. Žiūrim, ką gavom. 5 sekundės tekstas pasirodo, kažkiek pabūna ir dingsta. Sustabdom, iškistringa. Nekreipkit čia, žinot patys. Pavyzdžiui, o taip ir pradingsta. Jam reikia biškį didesnio laiko tarpą. Tai pavyzdžiui, dar čia, kol dingsta, tegu atsiranda kitas koks tekstas. Pavyzdžiui, or you will sleep. Aš čia tokį bet ką rašau. Va. Tokį įdomus. Šiaip galima daug ką. Parodysiu dar kokių pavyzdžių, kaip galima ką nors padaryti įdomiau. Pavyzdžiui, šitas pasirodo, kitas išnykt pradeda. Animation, browse, text, animating ir... Tai kaip tas išnyks, šitas atsiranda. Taip, reikia... Raidės dinginėja. Pabandom pasižiūrėti. Ir va. Atsiradinėja tekstas. Biški stringa čia. Bet va, turime, tas atsiranda. Galime šitą biški pagražinti tekstą. Jam suteikti irgi kokį gražesnį dalyką. Jo, biški. Taip. Čia suteiksim raudoną. Ne, čia juodą. Čia. Ai, ne. Gerai. Reikia su tuos. Va. Čia nelabai kaip gražiai gaunasi. Palaukit, pabandom ką nors geresnio. Ir dabar gal bus geriau. Nežinau, tegu būna šitą spalvą. Pažiūrim, ką biškį gavo.
Taip, čia tokį padarėm. Ką dabar galim? Nu, pažiūrėsiu. Aš, pavyzdžiui, turiu video kopilot kolekciją. Čia yra visi, galima sakyti, pluginai. Nežinau, prieš 2 metus atsisiunčiau, gal dar naujesnių atsirado. Man patinka labiausiai Evolution. Taip, ką žiūriu. Ne. Taip, žiūrim, va matot.